Aš manau, kad jų patirtis, nuoširdumas, draugiškumas, gebėjimas bendrauti, tai, sakyčiau, toks galbūt pirmas įspūdis, kad tai tie žmonės, su kuriais bus paprasta ir gerai. Viską, ką mes atliekam reklamos klausimais, esam patikėję jiem. Tai ir komunikacija su pacientais, ir elektroniniai reklamos sprendimai, tas pats tinklapis. Pačioje pradžioje, jeigu gaudavome kažkokias užklausas, didžiąją dalį atsakydavo gydytojas, ar ne, tai vis tiek tai atėmė daug ir laiko, ir energijos. Dauguma klausimų būdavo visiškai ne ten, kur reikia. Tai yra ne pagal mūsų specifiką, bet negali taip tiesiog atmest visko, turi ir į tuos atsakyti. Tai yra, sakykime, labai didelis apkrovimas pačiam gydytojui. Kiekvieną dieną atsakyti 20 elektroninių užklausų, kartais susirašinėjant ten tas yra neįmanoma, tai tada ir susiskambinti reikia. Tai yra papildomi darbo krūviai, kuriuos yra, iš tikrųjų sudėtinga apdoroti. Tai aš manau, kad dauguma klausimų paskiau buvo susisteminta, kurie dažnai kartojasi, ir mes kažkaip kartu aptarėm juos, išgryninom tuos atsakymus ir didelę dalį darbų perėmė tiesiog paper planes. Ir ką mes esam pastebėję eilę metų, mūsų pacientai ateina į konsultaciją labai pasiruošę. Sakykime taip, atlikti dideli darbai prieš ateinant pas mus į kliniką. Per metus, 2-3 paper planes patapo specialistais, kas liečia tą informacijos pateikimą, ir tikrai mes jais pasitikim. Kiek esam stebėję tie, pavyzdžiui, projektai, kurie yra aptarti, kad ir prieš metus ar ten pusantrų, kuriem tikrai reikia laiko ir energijos ir ten daug visokių, kaip suprantu, sudedamųjų dalių, tai jie kažkaip lengvai, taip iš lėto, bet aiškiai sistemingai visi įgyvendinti yra. Tai tas mums iš tikrųjų, mes iš karto turėjom nuojautą, kad ko gero tai bus su jais. Bet jinai pasitvirtino, aš nežinau, turbūt daugybę kartų. Ja. Aš taip sakyčiau, komanda, kuri dirba iš esmės, ištikimi, lankstus. Paskiau labai patiko man, kad tokie jūs esat, aš nežinau, čia tėvam turbūt dėkingi, mes turim būti išauklėti visame kame. Aš manau, kad intuicija yra pas kažką iš jūsų labai stipri ten komandai. Tiesiog yra toks pajautimas.